Welcome to the vlog. Šiek tiek esu toks ant ribos sirgimo, bet nesergu. Tačiau yra peršalimo simptomų. Nežinau, tai virusas ar peršalimas, kas tai bebūtų. Bet iš esmės esu toks ant ribos. Jaučiuosi dar paukas gerai. Bet kaip sakau, jau 2 mėnesius realiai nepavyksta niekaip nufilmuoti, įkelt naujo vlogo. Tai sakau, jau susiplanavau laiką. Atsikėliau super anksti, ta prasme, tokiu metu turbūt daugelis gal tik ir pradeda sapnuoti antrą sapną, kas yra pelėdos, gal tik eina miegoti. Aš atsikėliau, dėl to, kad ir salėje būtų mažiau žmonių, kad mažiau veidų būtų vaizdo įraše. Ir pafilmuosiu šiandieną savo push day treniruotę. Ir treniruotės metu daugiau pakalbėsiu, kas naujo, ką naujo darau ir kokie mano yra nauji tikslai. Man iš tikrųjų nebuvo sunku atsikelt, net iš tikrųjų labai nekantriai laukiau šito momento, kada galėsiu pradėti filmuoti vlogą vėl, nes šiaip ir nuėjau labai anksti miegoti, ta prasme, kiti žmonės būna po darbų, kas aiškus biški vėliau baigia, nei 5 be abejo. Dar tik sėda su šeimyna pavalgyti, arba, kaip sakoma, sėda pačilinti prie TV, tai aš jau tokiu metu ėjau miegoti. Tai dėl to man nebuvo labai ir sunku atsikelti ir aš maždaug apie 6,5 valandos surinkau miego, nors miegas nebuvo itin labai ramus, tai reiškia, kad ir prasibudinėjau. Bet nieko, jaučiuosi tikrai gerai, tai šiandien pafilmuosiu, papasakosiu kas naujo, parodysiu šiek tiek naujos technikos, naujų įdomių pratimų, kurios galėsite savo pritaikyti, savo panaudoti. Tai va, dabar kadangi neturiu jokio laikiklio, kur dėti telefoną mašinoje, tai kol važiuosiu į salę, pagurkšnosiu prie workoutą ir susitiksime salėje, nes šiaip aš nekėčiau mašinoje, kaip sakoma, Sam Sulek like videos. Kai kuriem dalykam jo be abejo nepritariu, bet jo idėja filmuoti save patį, kaip sakoma, no excuses, o šitas dalykas man labai patinka, nes tai tiesiog parodo, kai nori, visada viską gali. Tai va, jokių pasiteisinimų, esam labai anksti atsikėlę ryte, lekiam salę, susimatysime salėje. Tvariau džimą. Tai realiai džime dabar tik vienas žmogus yra, su manim tai 2. Tai galite įsivaizduoti, kiek dabar ankstus rytas yra. Bet sakau, jaučiuosi gerai, nes nuėjau ganėtinai labai anksti miegoti. Tai reiškia, vis tiek aš surinkau reikiamą kiekį, bent jau minimalų tokį valandų skaičių, kas man leidžia geriau jaustis ir atsikelti daug anksčiau. Aiškus, man dar leido galimybės tokios, kad mano darbas visas yra nusikėlęs dabar po pietų, tai realiai aš sufilmavęs, pasportavęs galėsiu grįžti ir biškutį atsikvėpti, gal nusnausti kokią valandėlę 2, atsistatyti prieš darbus ir eiti dirbti. O kodėl esu be kamerameno ir kodėl filmuoju pats save, nes tiesiog yra labai dabar sunku mum suderinti laikus, nes jos grafikas vienoks, mano kitoks. Aš gaunasi, kad kiekvieną dieną beveik dirbu realiai nuo ryto iki vakaro. Vakarai žmonių belenkiek daug, tai irgi nelabai pafilmuosi. Tai tenka rinktis arba labai vėlyvą vakaro laiką, arba labai ankstyvą ryto. Man gal labiau iš tikrųjų ankstyvas rytas, nes tikrai būna mažiausiai žmonių, nepaisant to, kad ir labai vėlai vakare, bet kai labai vėlai vakare tu eini sportuoti, daug labiau išsiderina ritmas, nei kad labai anksti atsikėlus ryte. Tai aš jau geriau atsikelsiu anksti ryte, pasifilmuosiu save šitaip, palaikysiu aktyvumą, nei kad visiškai nieko nekelsiu, nes šiaip šį mėnesį buvo labai intensyvus, darbai suskom, iššūkių daug visokių įvairiausių. Dar su online coachingu pradėjau dirbti, kas irgi nėra labai jau lengvas reikalas. Gal tik atrodo, kad čia online dirbi, prižiūri klientus, nereiks sėdėti valandą prie kiekvieno, bet tik taip atrodo. Iš tikrųjų labai daug laiko atima, nes tu padirbi realiai gyvai su klientais ir dar turi sėsti ir anos prižiūrėti, pakomentuoti, paklausti, kaip sekasi panašiai. Tai va, šiaip reikalai
labai pajudėjo į priekį pas mane. Dar kol nepradėjau pasakoti, funny dalykas tos, kad mes prieš tai jau filmavom dar vieną vlogą Slovakijai. Tiksliau Varšuvai, bet pakeliui į Slovakiją. Bet dėl tam tikrų priežasčių, sakykime, ir garso sumetimais ir kai kur kadrai neįsisaugojo, tai nepavyko tiesiog to vlogo įmesti, tai gausi, kad dar 2 savaitės dabar vėliau filmuoju. Bet kol įmesiu, aš manau, įmesiu po filmavimo gal 3-4 dienas po šį vlogą. Tai kas naujo dabar pas mane, tai nuo paskutinio vlogo, kuris buvo apie kažkur gruodžio vidurį, neatsimenu tiksliai, aš esu jau numetęs apie 4-5 kg, nes tada svėriau 99, dabar tarp 94-95 kg svėriu. Tai reiškia, jau kurį laiką aš, kaip sakoma, nebedarau body rekompozicijos. Aš jau kurį laiką reguliuoju svorį sąmoningai į mažesnę pusę. Aišku, esu pasidaręs tam tikrus kraujo tyrimus, biorezonansinius tyrimus, kurie parodė, kad turiu ir insulino rezistenciją, kas reiškia, kad turiu reguliuoti insulino šuolius. Tai mano atveju geriau valgyti šiek tiek rečiau. Bet labai nesiplėsiu šitą temą, bet galiu pasakyti, kad skirtumas milžiniškas, tiek savijauta, tiek svoris automatiškai pradėjo labiau kristi. Bet aš esu iš tų žmonių, kur labiau siekia ne dydžio, ne masės, ne būti kaip kultūristų, bet tas, kuris siekia tiesiog būti labiau atletiškas, ryškesnis, lengvesnis. Pavyzdžiui, aš daug geriau jaučiuosi, būdamas lengvesnis, mažiau sverdamas, nei didesnis. Nežinau, manęs asmeniškai labai neveikia tokie dalykai, kad kuo didesnis, to geresnis. Ne, man taip nėra. Aš turiu savo filosofiją, savo mąstymo būdą. Taip, raumenis gerai. Ir raumenis daugelis mokslinių tyrimų rodo, kad raumenis net yra labai svarbus mūsų ilgaamžiškumui, jaunatviškumui, anti-agingui visam. Bet kalbama ne apie tos kultūristinio dydžio raumenis, be abejo. Tai dabar, sakykime, čia bus šitom serijom užbaigiu body rekompo serijas, kas jau realiai užbaigta net prieš kokį mėnesį. Bet dabar bus pirmoji serija, kaip realiai katinu svorį. Tai mano tikslas šiuo metu yra, jeigu sveriu 94-95 kg, tai mano tikslas šiuo metu yra pasiekti bent jau 90 kg, o šiaip būtų labai gerai pasiekti ir 8-9. Nes 8-8,5 aš atsimenu, buvau pasiekęs geriausią savo formą, turiu omeny ryškumą, kuomet žiauriai gerai jaučiausi, buvau ryškus. Tai pažiūrėsim, kaip šį kartą seksis, kaip kas. Faktas, tai būtų gerai padaryti iki vasaros. Gal pavyks ir anksčiau. O paskui sekantys žingsniai mano yra, kai pasiryškinsiu, manau, vis tiek pereisiu prie liesos masės auginimo. Nes vis tiek esi natūralus sportininkas, normalu, kad kažkiek ir to raumeninio audinio paukosi vardan to ryškumo. Labai norėčiau, kad šitas vlogas nebūtų toks ilgas kaip mano praeitį. Tad pasistengsiu rodyti esminius pratimus, ką darau, koks mano push day. Nereikalingus kadrus tiesiog iškirpsiu labiau, nes tikiu, kad ir jums žiūrėti, ne visiems gal norisi skirti visą valandą, bet man tiesiog norisi labiau tokiais video įrašais perteikti paprastumą, be jokių prašmatnių editinimų, nes manau, šią dieną itin aktualu yra, kokie mes esame iš tikrųjų, ir aš noriu save parodyti tokį, tiesiog be jokių efektukų, koks esu, ką darau, ką kalbu, ką rodau. Tai va, apšilsiu ir pradėsim pratimus nuo krūtinės raumenų. Yra žmonių sakančių, kad kam tas apšilimas,
ateini, bam, porą padarai setų ir gerai. Patikėkit manim, apšilimas ne šiaip atsirado. Tai yra traumų prevencija. Dažniausiai žmonės, kurie padaro gerą apšilimą, nelabai ir turi traumų, išvengia jų, gerai paruošia kūną. Ir atkreipkite dėmesį, kad profesionalai irgi labai akcentuoja apšilimus ir tai yra ne šiaip sau. Tam, kad jie galėtų performinti toliau. O žmonės, kurie sako, kad nereikia apšilimo, tai gal daug nesportuoja, ilgai nesportuoja, sunkiai nesportuoja ir gal dar neturėjo traumų. Bet patikėkit manim, apšilimus pradeda daryti žmonės jau kai patiria traumas. Tai ką mums laukti, kol patirsime traumos, jeigu mes galime tam užkirsti kelią ir pradėti daryti apšilimą kaip prevenciją. Tai nereiškia, kad dabar jūs imsite nedarysite apšilimą, bam, gausite iškart traumą. Ne. Galite gauti traumą po 5 metų, po 7 metų. Neužmirskite, kad dėvisi junginiai kūno, tai reiškia raumenis jungtimis jungiasi prie griaučių ir tos jungtis, jeigu yra neparuoštos, neapšildytos, jos su laiku dėvisi, gauna mikropažeidas, bet jeigu mes apšilsime, suaktyvinsime, sustabilizuosime jas, duosime smegenim informaciją, kad dabar pradedu sportuoti, reikia, kad suaktyvintum tokius audinius, junginius, o mes tai duodame per judesius, per kinematinius veiksmus. Būtent tada susiaktyvina visi reikalingi audiniai ir jie mus stabilizuoja ir apsaugo nuo traumų. Bei jaučiamės automatiškai tvirtesni pratimuose. Nes tikrai patikėkite, aš kiek dirbu metų treneriu, kiek esu sportavęs, esu matęs daug atvejų, kai žmogus neapšyla gerai, puola prie didelių darbinių svorių ir gauna traumą. Dėl to profesionalūs treneriai, specialistai visada akcentuoja, jeigu ir neakcentuoja itin konkretaus apšilimo, tai jie bent jau pradeda treniruotę nuo labai lengvų pratimų. Kad po biškį vestų organizmą, širdies ir kraujagyslių sistemą į darbą, kad po biškį aktyvinti nervų sistemą, duoti jai supras, kad žiūrėk, dabar reikės aktyvinti raumeninius audinius, nes prasidės krūvis, prasidės veiksmai. Ok, jau padariau apšilimą, tai kaip ir sakiau, pradėsiu treniruotę push nuo krūtinės ir pradėsiu nuo krūtinės didžiojo raumens viršutinės dalies. Sternokostalis vadinasi lotyniškai, tai jo viršutinė dalis, būtent kampą nusireguliuosiu apie 5 laipsnius. Nugara bus išvesta, mentės suvestos, tai reiškia krūtinė į priekį, kiek įmanoma, pečius palieku atgal ir viršui pilnai netiesiu per alkūnę ir pilnai nesuvesiu. Suvedimą šiek tiek padarysiu, nes tiek krūtinės funkcija yra pritraukti žastą link krūtinės vidurio linijos, bet visiškai pilnai nesuvesiu, nes paskui yra momentas, kur raumuo šiek tiek atsipalaiduoja, tai mes to momento bandysime nepasiekti, bandysime išlaikyti krūtinės raumenis įtampoje. Ir būtent kodėl pradedu ne nuo štangos kampų, o pradedu nuo hantelių, dėl to nes su hanteliais aš galiu išgauti didesnę amplitudę, didesnį ištempimą, o moksliniai tyrimai rodo, kad raumuo būtent progresuoja labiausiai, kuomet yra ne tik sutraukiamas, bet ir ištempiamas. Tai va, saugus būdas, kaip apsaugoti pečius, tai užsimetu su vienu, su kitu keliu, krūtinė į priekį, pečiai atgal. Alkūnės ne 90 laipsnių, šiek tiek arčiau kūno, apie 7. Ir pratempiu ir išspaudžiu, vėl leidžiu žemyn, pratempiu ir išspaudžiu. Padarysiu apie 10 kartų ir imsiu darbinį svorį. Pratimo metu svarbiausia neskubėti, atliekame lėtai veiksmą, per nosį įkvepiam, užlaikome ir per burną išpučiame. Darbinis svoris 30 kg ant kiekvienos rankos.
Tai mano tikslas yra dabar ne kuo didesnį svorį iškelt, bet kuo labiau kontroliuoti veiksmą ir laikyti raumenis įtampoj, nes raumuo, kaip ir esu kažkada seniau minėjęs, jis nesupranta, kokį svorį keliam, jis supranta, kokią jam įtampą suteikiam. Tai nereiškia, kad jau nebereikia kelti didelį svorį. Didelis svoris irgi yra progresijos dalis. Bet jeigu mes darome pratimą netaisyklingai, nejaučiam raumens ir nesukontroliuojam veiksmo, tai kam tada dar kelt svorį? Svorį keliame tik tada, kuomet nejaučiame jokio diskomforto atliekant pratimus, jaučiame puikiai raumenį, kurį apkrauname. Tai reiškia, jeigu aš turiu apkrauti krūtinę, aš ir turiu jausti krūtinę. Ir jeigu puikiai sukontroliuoju veiksmą ir nusistatau, tarkim, apie 8 ar 10 pakartojimų ir aš visai nesunkiai padarau tą skaičių, kurio man reikia, tuomet aš jau galiu realiai didinti darbinį svorį. Bet su sąlyga, jeigu bus atliekami prieš tai išvardinti veiksniai. Gerai, mano tikslas yra apie 8-10 kartų užlaikyti ištempimą ir kontroliuoti veiksmą. Manau, pasiimsiu 3-2,5, visai normaliai. Čia, jeigu atkreipė dėmesį, kampą biškių išsikėliau, nes prieš tai, kol ilsėjau, sufilmavau pratimą savo online coachingo klientam, užkėliau kampą, nes rodžiau pratimą lenkimui su hanteliais bicepsui, tai dėl to man biškiai buvo sunkiau atlikti. Nieko, dabar sumažinsiu kampą. Aišku, prieš tai irgi labai gerai veikia viršutinė krūtinės dalis. Bet sumažinsiu kampą, nes ant tokio irgi būtent galima ją gerai apkrauti. Nes paskui sekantį pratimą rodysiu pačiam viršutiniam krūtinės raumeniui. Tai raktikauliniai krūtinės daliai, kaip apkrauti, kartu veiks ir priekinė pečių dalis. Tokį pailsėsiu, pasiimsiu daugiau svorio biškį. Gerai, atliksiu dabar kaip darbinę antrą seriją, šiaip darau visai maždaug apie 3. Labai maksimaliai gerai savijautai darau ir 4 serijas. Priklausomai nuo to, kaip reaguoja kūnas, kaip raumuo reaguoja, kiek jėgų turiu, koks pampas ir panašiai, labai vertinu. Tai nėra būtina padaryti viską tik 4 serijas. Aš akcentuoju labiau ne kiekį, bet kokybę. Kuo kokybiškiau atlikti pratimą. Kuo kokybiškiau atliksi pratimą, tuo mažiau reikės apskritai priėjimų. Kadangi nėra operatoriaus, tai tenka kampus keitinėti, kad vis tiek matytumėt iš kiekvieno kampo, kaip atrodo pratimas. Okay. Penki pilni ir kiek čia daug gavosi tokia ištempimai tik. Aš vadovaujuosi taip, jeigu 5 pakartojimus padarau pilnus, reiškia, tai yra mano darbinis svoris. Bet jeigu nepadarau 5 pakartojimų pilnų, tiesiog mažinu svorį. Ypač kai esi deficite, tai nereiškia, kad turi imti mažinti darbinius svorius ir atlikinėti viską mažesnių krūvių. Tikslas yra kaip tik mažinant svorį, tai yra mažinti riebalų kiekį ir kiek įmanoma išlaikyti daugiau raumens. Dėl to
Darbinio svorio stengiamės nemažinti, tam, kad stimuliuotume raumenį ir duotume jam stimulą išlikti. Nes jeigu mes mažinsime, mes duosime mažesnį stimulą, automatiškai organizmas pradės mažinti raumenį. Tai čia yra labai sena klaida ir aš seniau taip darydavau, kad jeigu jau ryškini, tai jau viskas, nusimeti darbinius svorius ir atlieki daugiau pakartojimų. Šiuo metu ne. Realiai dėl to, kad aš lėtesnių tempų su pauzėm darau, mano darbiniai svoriai šiek tiek nukrito. Jeigu daryčiau kaip prieš tai senose vloguose daugiau skubėjimo, tokio inercijos, tai faktas mano būtų didesni darbiniai svoriai. Bet net ir čia mano raumo labai puikiai išsilaiko, progresuoja. Tai va, ką reiškia, kai akcentuoju ne ko didesnį svorį, bet įtampą. Šiaip mėgstu pamiksuoti. Dažnai būna ir taip darau, nes aš manau, kad net ir tas ego liftingas, jisai irgi yra metodas, bet jisai yra kaip įrankis. Jeigu tu moki naudotis tų įrankių, tinkamu metu, tinkamai vietoj, tu gali jį išnaudoti savo naudai. Bet ego liftingą naudoti ypač naujokai nėra naudinga. Tai ego liftingą dažniausiai naudoja žmonės, kurie jau supranta kūną, žino kampus, jaučia puikiai raumenį ir, kaip sakoma, damušinėja tiesiog pratimus. Tai labai demonizuoti tam tikro metodo ar varianto nesiūlyčiau, nes tam tikrų metų tinkamai vietoje atliekamas tam tikras metodas gali duoti tinkamą gerą, naudingą rezultatą. Ok, paskutinė serija. Kai svorius keliam nuo žemės, nesikūprinam, saugom nugarą, įtempti korpuso raumenis, tiesia nugarą. Norite stipri kojų, tai vat, kai atkelinėjat svorius nuo žemės, viską iš kojų darom. Kaip rytas, taip sunkiai sportuojas. Plius rytais, jeigu anksti sportuoju, visada festinu. Nevalgau pusryčių. Atminkit, pusryčiai nėra viską lemiantis, bet tai yra svarbus dienos valgis. Tai reiškia, kol aš dienos metu surenku tinkamą kiekį mikro-makro kalorijų, medžiagų ir tinkamą kiekį kalorijų, nes ne taip pasakiau. Tol galiu praleisti, kad ir pusryčius. Bet jeigu praleidžiu pusryčius, vakare kompensuoju, persivalgau, persėdu, tai net než daug naudos. Gerai, atliksiu antrą pratimą. Tai yra pati aukščiausia krūtinės vieta. Tai yra raktikaulinė krūtinės dalis, latiniškai clavicularis. Ir būtent, kad ją labiau apkrautume, mes turime būti ne visiškai vertikaliai, nes čia praktiškai veikia daugiausiai priekinė pečių dalis, bet turime nusileisti suoliuką apie 7-5 laipsnius. Tokiu kampu mes apkrausime ne tik priekinę pečių dalį, bet ir tą raktikaulinę krūtinės dalį. Pasiėmame šiek tiek siauriau, nes vėlgi krūtinės funkcija yra pritraukti žastą ir jį rotuoti vidų. Tai reiškia, aš kai darau veiksmą, aš darau paėmimų siauriau, nusifiksuoju, krūtinę įstumiu priekį pečius atgal ir alkūnės suvedu į vidų. Lėtai, neskubėdamas, leidžiu svorį, paliečiu krūtinę, atlieku pilną veiksmo amplitudę ir su išpūtimu į viršų išpučiu. Pilnai netęsiu per alkūnės, kad neapsikrautų alkūnių sąnariai ir pilnai neperimtų tricepsas veiksmo, nes aš noriu apkrauti daugiau krūtinės pačią viršutiniausią dalį. Įkvepiu ir neskubu.
Va. Kai neskubi kontroliuoti, darai veiksmą, nedaug svorio nereikia. Aš manau, dar po 2,5 užsimesiu. Dar kokias 2-3 serijas padarysiu šito pratimo. Gerai, svorį išsikėliam. Realiai aš čia vos ne super serijom varau, nes padarau pratimą, pafilmuoju jums. Ir dar nueinu kokį pratimą, kurio neturiu savo programą, nufilmuoju papildomai. Tai va toks mano poilsis gaunas, tai šiek tiek uždusęs esu. Dar buvo prašančių pafilmuoti savo kojų treniruotę, tai aš manau, sekantį vlogą jau tai padarysiu, bet turiu pasakyti, kad savo kojų nei labai dažnai, nei sunkiai treniruoju, nes visų pirma, mano kojos yra genetika. Antras dalykas, aš sportuoju nuo vaikystės, kas reiškia labai daug krūvio, mano kojos jau gaudavo. Krepšinis, lengvoji atletika, graikromienų imtynės. Viskas būdavo ant kojų realiai. Tai mano kojos ne tik yra genetiškai duotos, bet ir jos yra jau stiprintos iš seniau. Tai reiškia, kad labai maža dalis žmonių gali turėti tokias kojas kaip aš, nes tiesiog tai yra nulemta genetikos dėja. Nes aš irgi, pavyzdžiui, negaliu turėti labai plačių didelių pečių, nes mano skeletas tiesiog nėra toks platus. Ir mano genai tokie yra, kad pečiai yra silpniausia raumenų grupė ir aš esu patyręs traumą imtynėse, kas irgi labai įtakoja mano treniravimą pečių. Tai reiškia, kampai seniau iš vis net negalėdavau rasti kampo, kur neskaudėtų. Šią dieną, ačiū Dievui, galiu daryti be skausmų pečius. Tai jie pas mane jau gana stipriai pastiprėjo, nes seniau būdavo tikrai prasta situacija. Tai va, kojas pafilmuosiu, nes aš jeigu filmuočiau kojų treniruotę, kokią aš darau, progresuoti nelabai išeitų jums ant dydžio, turiu omeny, ir ant didelės jėgos. Nes tai, ką aš darau, daugiau yra skirta mobilumui, funkcionalumui, šiek tiek ir atletiškumui. Bet aš pafilmuosiu sekančią kojų treniruotę tokią, kokią aš daryčiau, jeigu norėčiau užauginti kojas. Tai reiškia hipertrofija. Tai manau, sekantis vlogas bus kojų treniruotė jau tikrai. Ir kadangi stengsiuos palaikyti aktyvumą, tai mėnesį bent 1-2 vlogus įmesti, jeigu išeis. Bet kadangi va šį kartą prisiverčiau, atėjau anksti ryte, nes šiaip būčiau taip ir nenufilmavęs, nežinau kada iš vis nufilmavęs. Tai sekantį kartą irgi, manau, labai anksti ryte kelsiuos ir pafilmuosiu. Gerai. Daug pasilsėjau, daugiau jėgų. Gerai, paskutinė serija. Įdėsim prie kito, nes kaip ir minėjau, visų serijų nefilmuosiu. Nors videko jaučiu labai trumpo, tiksliau labai ilgo videko neišvengsim. Bet čia tai būna, kai nori daug informacijos perteikti. Gerai. Biškį nelygumą pajutau, tai pasitisiu. Gerai, trečiasis pratimas. Suvedimai bus sternokostalės, tai yra krūtinkaulinė, krūtinės dalis, tai yra didžiojo raumens, bus vidurinioji dalis. Tai realiai aukštį tokį nusireguliuoju, kad pas mane, kuomet laikau rankeną, būtų ties krūtinės viduriu aukštis. Plotį pasiemu tokį, kad jaučiau lengvą tempimą, aš praktiškai čia jokio tempimo beveik nejaučiu, nes pas mane net nėra sutrumpėję spaudžiamieji raumenys. Tai realiai va, atkeliu svorį, rankos tik šiek tiek sulenktos, ištempimą pagrindę darau per peties sąnarį, nepersistengiam, nes jeigu plėšite, tai ne tik galite pakenkti raumeniui, bet ir galite pakenkti visom jungiamosiom dalim.
ir pačiam peties sąnariui bei jo kapsuliai. Kuomet mes atliekame suvedimą su išpūtimu, artiname žastą link krūtinės vidurio linijos, nes tokia yra krūtinės funkcija, ir vėl alkūnės keliame aukštyn, ištempiame, nes kuomet žastas tolsta nuo krūtinės vidurio linijos, krūtinė geriausiai išsitempia. Bet visada atliekant šitą veiksmą turite įsivertinti, ar jūs turite geras amplitudės, nes jeigu ne, amplitudę turite susimažinti ant treniruoklio. Ir vėl įkvepiam oro, krūtinę išpučiam priekį, pečiai atgal ir su išpūtimu suvedam, užlaikome ir lėtai atleidžiame, neskubame, raumenį laikome įtampoj, tiek ištempime, tiek sutraukime. Va, iš karto sunkia, bet darau toliau, nes raumo vis tiek progresuoja ištempime. Pasiliksiu tą darbinį svorį, tokį, koks dabar yra, nors nepadariau visų pakartojimų, kiek reikia. Bet kaip ir sakiau, svarbu ne kiekis, bet kaip padarome. Aš jau geriau padarysiu 5 pakartojimus labai sunkiai, bet apkraudamas, išvargindamas raumeninės skaidulas, nei padarysiu 15 su lengvesniu svoriu ir belenkai. Svarbiausia yra, kad raumo pats išvargtų. Nes irgi, kiti sako, geriau daryk 10, 15 pakartojimų, 20, 25. Esmė yra ne kiek jūs pakartojimų padarysite, bet kaip jūs tos pakartojimus padarysite. Darykite, kad ir 10, kad ir 8, kad ir 25. Bet turite jos padaryti sunkiai, efektyviai, kad išdegtų. Jeigu degina, tiksliau, jeigu norite apkrauti krūtinės raumenis, jūs turite tiesiog jos išvarginti. Kitaip jie neprogresuos. Nu va, eisim prie sekančio pratimą. Jau krūtinė žiauriai gerai jaučiasi. Buvau gavęs klausimą ne vieną, kiek aš metų sportuoju. Šiaip man dabar yra 27 metai. Jau aktyviai sporto, realiai visiškai aktyviai. Nuo 15 metų užsiemu. Iki 15 metų taip pat sportuodavau, bet tai būdavo labai su pertraukom, toks dar buvau neįtin motyvuotas. Kaip sakoma, vaikas dar nežinai, ko nori gyvenime. Gal labiau norėdavau su draugais tiesiog būti, ne kiek praleisti sportą. Bet kadangi mano šeima yra labai sportiška, tai man kaip ir sakydavo sporto naudą ir bandydavo mane privesti prie sporto, kad vis tiek neapleiščiau. Dėl to savo tėvam esu labai dėkingas, kad jie man padėjo jaunystėje neapleisti sporto, o nuo 15 tiesiog jau pats užsikabinau. Pats pradėjau gyvenime norėti pasiekti daugiau, tiek fizinė, tiek psichologinė prasme, nes vis tiek, kai mes sportuojame, mes tvirtėjame ne tiek fiziškai, mes tvirtėjame ir čia. Ir mūsų charakteris taip pat tvirtėjo. Visi vis tiek nuo kažko pradedame. Tai, realiai kiek? Be abejo, nuo 15 metų irgi esu turėjęs pertraukų, bet kad taip sportuočiau grinai su treniruokliais, aš manau, tai be pertrauko apie 6-7 metai būtų. Jeigu su pertraukom, tai galbūt 8 ir 9 metai. Bet esu buvęs ir kariuomeniai, tai kariuomenė nusibraukė, nes tenais beveik nesportavau su svoriais. Šiaip turėjęs tokių etapų, kai reikėjo ir dirbti, ir užsidirbti, tai irgi daug darbų nespėdavau. Bet dabar mano darbas yra labai dėkingas. Realiai dirbu sporto salėje, tai man pasportuoti tiesiog iškrenta tarpas valanda 2, jau galiu padaryti gerą treniruotę. Esu taip pat gavęs klausimą, ką daryti, jeigu neprogresuoja apatinė krūtinės dalis. Tai yra didžiojo raumens
abdominalis, pilvinė dalis. Tai dažnu atveju būna, jeigu jums neprogresuoja, aiškus, tai gali būti genetinis faktorius, bet kitu atveju, jeigu jūs atliekate pratimus, jūs net negalite pajausti šitos dalies, tai galimai jūs darote netaisyklingai pratimus. Vienas iš būdų, pavyzdžiui, bent jau man asmeniškai efektyvus yra su trosais. Aš nusireguliuoju maždaug pečių aukštyje trosus, painu į priekį, dedu vieną ar kitą koją, paskui vis tiek kitą seriją keičiam kojas, kiti daro ir abiem kojam, viskas ok, tol, kol išlaikote stabilų korpusą, neskuprintą nugarą. Ir su trosais iš aukščiau mes vedame, krūtinę išlaikome į priekį išpustą ir su trosais vedame žemyn ir pritraukiame žastus į vidų, surotuojame ir užlaikome straukimą. Ištempiame ir užlaikome straukimą. Šitam veiksme būtent ta abdominalis krūtinės dalis veikia puikiai, nes jos skaidula būtent ir eina iš čia, va šitaip. Tai va tokiu kampu, kadangi taip ir vyksta straukimas, mes tokiu kampu iš viršaus į žemyn, rotuojant žastą į vidų, tai yra delnų briaunomis vieną link kitos suvedant, mes užlaikome straukimą, neskubam, ištempiam, puikiai galime apkrauti apatinę krūtinės dalį. Va, suvedam mentės, tai yra vedame alkūnės atgal kiek eina, natūraliai susives mentės, susiaktyvins mūsų sinergistinę, tai yra, atsiprašau, susiaktyvins mūsų antagonistinę raumenų dalis, tai yra nugara, ir tada vėl išvedame į priekį rankas, sutraukiame krūtinę, įkvepiam orą per nosį, per burną, išpučiam. Va, man jau šiaip labai senai dariau šitą pratimą, tai man kosmiškai dabar gerai jaučiasi. Nes kai kartais pailsina tam tikrų pratimų, jie vėl nerealiai gerai jaučiasi. Dėl to yra naudinga vis pakeitinėti pratimus. Bet aišku, ne kiekvieną trenkia. Bent kokį mėnesiuką pasilaikykit tų pačių. Ir tada jau galite mąstyti apie keitimą, jeigu matote, kad kažkas netinka arba nėra jokio progreso. Neskaičiavau, nes norėjau jums paaiškinti techniką. Ok, norisi man biškį daugiau ištempimo, tai aš manau pasikelsiu šiek tiek aukščiau pečių. Nes pas mane, kai krūtinės raumenys nėra sutrumpėję, labai geras amplitudės, man ištempimo yra labai sunku išgauti krūtiniai. Dabar va kitą koją ir... Okay, dažniausiai aš prie push day darau vieną arba du tricepsui pratimus. Tai vienas pagrindinių. Jeigu tai būna vienas, tai visada būna su taraiksais. Vis tiek su taraiksais, kai darai pratimus, veikia labai ir korpuso raumenis. Nes jeigu vieną treniruoklį sėdėsime, jie tenais išsijungia, jie mažiau veikia, nereikia jiems stabilizuoti, bet mums gyvenime tų giliųjų raumenų reikia, nes tiek mes gyvenime dažnai būtie ir keliame daiktus, ir nešame daiktus, ir kažkur lenkiamės, ir kažkur stojamės. Tie raumenys giliai mus turi stabilizuoti ir palaikyti visada. Tai vat pratimų metu mes galime juos įdarbinti ir pratinti veikti veiksmo metu. Tai tricepsui tęsimai su taraiksais labai gerai apkraus trigalvio žasto ilgąją galvą, kuri jungiasi prie mentės. Tai jis ne tik lenkia alkūnę, bet ir traukia žastą į viršų nuo kūno. Tai reiškia, atsistojant pirštų galų, korpusas įtemptas, tai reiškia, sėdmenys įtempti, presas, rankas pastatau aukštyn ir va, lenkiu per alkūnės. Čia jokio tempimo neišgaunu ir dabar per pečius kiek eina. Išgaunu tempimą ir va čia ilgoji galva labai gerai apsikrauna iš tempime ir tiesiu aukštyn per alkūnės. Ir vėl kartoju veiksmą, įkvepiu per nosį, per burną, išpučiu. Tempimas turi būti malonus, ne per stiprus.
Nes jeigu per stiprus, tiesiog paeikite aukštyn, paeidami aukštyn jūs pasilengvinsite pratimą. Jeigu paeisite žemyn, pratimas kaip tik taps sunkesnis. Kiekvienas atsirenkame savo individualiai sunkumą. Neskubam, užlaikome tempimą ir ištesiam, nekompensuojam, jokių inercijų, palaikome ir vėl lėtai. Ištempiam, užlaikom. Netgi šitam pratime, kai laikai aktyvų korpusą, aš pavyzdžiui jaučiu, kaip mano presas tiesiog degte dega čia. Nes jisai laiko, kad mano nugara neperimtų per daug nugaros tęsime ir raumenys darbo. Nes jeigu jie perims, aš iškart jausiu, kaip nugara veikia, dirba ir perdirba. Manau, bus gerai. Vėl neskaičiau, kiek darau, bet po pajutimo tai žiauriai gerai išsipučia tricepsai. Tai va, čia manau padarysiu 3 serijas. Gal visų serijų nefilmuosiu, nes nenoriu, kad būtų per ilgas YouTube video. Nes taip jau stengiuosi mažinti, trumpinti, nes yra žmonių, kuriem yra per ilgai. Bet aišku, tiek, kad žiūrite pilnesnę. Tai yra visą mano vaizdo įrašą, jūs labai daug galite pasiimti informacijos, tai aš manau, šie ilgi, taip nepagailėkite valandos laiko, 10 minučių. Ta prasme, jūs nemokamai informaciją gaunate. Jūs gaunate iš manęs tokią informaciją, kur kitiem treniravimus einat, jūs mokėsite ten po 500 eurų ir panašiai. Aš sakau, ne mažesnės kainos. Kalbu apie Vilnių. Bet jo, mano tikslas yra skleisti tą teisingą informaciją, dalinti su jumis. Žinau, kad ne visi gali sau leisti asmeninius trenerius ir su to viskas okei. Vis tiek faktas yra vienas, kad nebūtinai jums ir pavyksta pratimai žiūrint, ką aš darau, ką aš aiškinu. Nes kai yra treneris šalia, jis vis tiek mato po jūs individualiai, ką jūs galite daryti, ko jūs negalite daryti. Ir tai, ką aš rodau, tai yra mano treniruotė. Tai reiškia, kad tai ir jums veiks. Dėl to aš dalinuosi savo treniruotę, iš savo treniruotės duodu jums patarimus, ką reikės jūs pasiimsite, galbūt su kažko nesutiksite, viskas okei. Visi mes turime savo skirtingus metodus, savo skirtingą mąstymo būdą. Ir va tas ir yra įdomiausia, nes mes visi va tom ir esame skirtingi, unikalūs. Ir dėl to, va, pavyzdžiui, tarp trenerių būna visokių diskusijų, ginčių ir panašiai, va kiek užsienio, ten vieni su kitais ten kapojasi. Ir mitybos specialistai irgi kiek tarpusavėje tenais, žodžiu, yra nesutarimų. Dėl to, nes tiesiog nėra vienos tinkamos mitybos visiems, nėra vieno tinkamo metodo treniravimas visiems, nes visų tikslai yra skirtingi. Vienas nori būti kultūristas, kitas nori būti jėgos sporto atstovas, kitas nori būti atletiškas žaidėjas. Tai jų principai iškart skirsis. Kitas tiesiog gal nori būti universalus, tai jisai miksuos. Lėtesnis, ekscentrinis, koncentrinis krūvis, kitą kartą sprogstamą jėgą, kitą kartą tiesiog jėgą, kitą kartą tiesiog ištvermė. Aukšto intensyvumo, intervalinės treniruotės ir panašiai. Visada atsirinkite pagal save. Labai, ta prasme, neimkite ir nekopijuokite kitų, nes ir gyvenimo būdai, ir genetika, ir sudėjimai mūsų viskas skiriasi. Tai faktas, kad ne viskas, kas man ir kitam tiks ir jums. Tai va, tai visada labai svarbu atkreipdėmėsi, kad mes kiekvienas esame individualus, dėl to tos individualios treniruotės irgi yra naudingos žmogui, nes tiesiog viskas yra pagal jūs parenkama. Tai va, manau, šito nefilmuosiu jau pratimą. Sutiksime prie pečių. Su hanteliais kelimas į šalis, tai yra rankos atitraukimas nuo kūno. Tik daugiau paimsime peties vidurinio raumens prie diglinės dalies, tai yra prie galinės deltinės dalies dalį. Ta dalis yra pas daugelį mūsų atsiliekanti, įskaitant ir mane. Bet šitam veiksme mums reikės hantelius būtent nuo čia kelti labiau link vidurio linijos iš alkūnės. Tai reiškia ne tik atitraukti žastą nuo kūno, bet ir šiek tiek rotuoti vidų. Kadangi tai yra neįtin natūralus mūsų mentė judesys čia, nes mums natūralesnis yra va toks kelimas ir taip kelimas biškutė aukščiau riešų nei kad alkūnė, dėl to, kad yra petinė tauga, kuri gali spausti mūsų antiglinio raumens sausgyslę ir būtent jinai suspaudžia čia. Ir laikas po laiko, po biškį, tą sausgyslę gali gauti uždegimą, gali gauti mikropažydas. Tai itin dažnai šitą pratimą nerekomenduoju labai daryti, nei labai sunkiai daryti, nei kelti labai aukštai. Mums užteks kelti maždaug iki čia. Nes jeigu norime apsaugoti savo pečius, kas ir man čia padėjo, nes aš esu turėjęs peties išnirimą, tai būtent šitas veiksmas yra žymiai saugesnis, dar plus pasilenkus rankas traukti kuo toliau nuo kūno
ir užlaikyti. Faktas, kad pirmą mes neskubėsime, darysime pauzės tiek apačioje, tiek viršui. Tai pradinė padėtis ne prie kūno, bet šiek tiek atitraukta jau nuo kūno. Ir čia raumo jau yra įtampai, jis per daug nesilsi. Ir va, traukiu į šalis nuo savęs, op ir užlaikau. Op ir užlaikau. Va, neskubam, lėtai, kontroliuojam ir leidžiam į apačią. Nepersistengiam su svoriu, nedarom inercijos, kūnas nejuda. Ir va, apkrausime pietinę dalį, šoninės deltinės. Labai kalbu anatomiškai, bet kad labiau suprastumėt, nes yra visokių nesutarimų, kaip čia daryti tos atitraukimus. Tai vienas yra saugesnis, kitas yra galbūt labiau raumenį apimantis veiksmas, bet gali žaloti mūsų rotatorių manžetės sausgyslės. Ba, gal nedarau visiškai pilną amplitudę į viršų, bet užtat labai puikiai jaučiu, kaip man čia puikiai apsikrauna petys. Nepersistengiu, kaip sakiau, su amplitude, bet ir labai neskubu. Ir va, manau, padarysiu su šito 3 ir tada eisiu prie trosų, padarysiu biškį pilnesnę amplitudę, daugiau tiesiog tą šoninę deltą pačią pagrindinę. Paskutinis pratimas tai bus šoninės pečių dalies vidurinioji dalis esanti link arktikaulinės dalies, tai yra priekinės pečių dalies. Labai beriu aš jums šiandien daug terminų, bet niekada nėra blogai žinoti daugiau. Aukštinius reguliuojame maždaug ties kelio aukščių, nes iš čia daugiau gausime iš tempiamosios fazės. Trosas turėti palei kūną. O iškeliu užlaikau ir taip priešas eina biškutį aukščiau, nes taip vyksta natūralesnis mentės judesys. Čia neužsispaudžia jokios sausgyslės, puikiai apsikrauna vidurinė pečių dalis ir išvengsta skausmų. Tai yra pratimas, kurį aš dariau, kuomet patyriau peties traumą. Turiu rotatorių įplyšimą ir būtent rotatorių įplyšimas labai smarkiai reaguoja į netinkamus kampus pas mane. Tai šitas pratimas game changeris, kuris man padėjo sustiprinti pečius, be jokių diskomfortų, skausmų. Ir dabar netgi daugelį pratimų, kurių negalėdavau daryti, galiu daryti be skausmų. Svarbu neskubam, ištempiam, lėtai atleidžiam, pilnai neatpalaiduojam raumens, čia jisai pas mane dar įsitempęs, ištempimą būtent. Ir iškeliu, o amplitudė mažėja ir apkraunam. Nežinau, 10 turbūt tikiuosi. Labai šiandien neskaičiuoju, nes beriu informacijų kaip su žirniais. Bet tikiuosi, kad ne kaip su žirniais į sieną. Va, ištempiu ir ranką keliu ne aukštyn, o atitraukiu nuo kūno. Nes būtent tokia yra šoninės peties dalies funkcija. Atitraukti ranką. Tai va, ranką traukiame į šalį kuo toliau nuo savęs. Taip apsikraus daugiau šoninė dalis, ne trapecijos viršus. Jeigu jaučiate trapecijos viršų, galimai gūžčiojate ir galimai kelite svorį aukštyn, o ne į šoną. Įkvėpiam oro per nosį, užlaikome ir per burną išpučiam. Galime netgi šiek tiek labiau pasilenkti šoną į priekį ir dar labiau apsikraus. Peties pampas. Aš kai Jurtė filmuoja, jinai žiauriai gerus kampus užgaudo. Čia aš tikiu, kad sustovu filmuojantis, neužgaudau tokių gerų kampų. Tai sorry už tokį kontentą, bet jau geriau taip nei nieko. Vis tiek kažkaip aktyvumą reikia palaikyti. Ir kai Urtė negalės manęs filmuoti, filmuosiu šitaip sustovu, tai būtinai tie, kas dar žiūrėjote iki šios vietos, būtinai pakomentuokit. Ar jums patinka tokio tipo vaizdo įrašai, nes faktas, kad jeigu jums nepatinka va taip žiūrėti, na tai daug rečiau kelsiu vlogą, bet tada stengsiuosi tik su Urte derintis. Bet jeigu jums gerai, tai liuks, komentuokite,
Nes aš jūsų visų komentarus matau, skaitau ir ypač tie, kurie palaikote, tai labai nuoširdžiai dėkoju jums, nes jūsų palaikymas yra man realiai kaip kūras, kaip tas varikliukas, kuris veda mane į priekį. Nes aš tada žinau, kad aš ne šiaip savo kuriu. Faktas, kad tai, ką kuriu, net jeigu jūs nežiūrėsit, tai liks atsiminimai man. Bet jeigu jums naudinga ir jūs žiūrite ir jums patinka, tai žinokit, ačiū Dievui, nes pasistengsiu kurti labiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą kartą kojų treniruotėj. Prasičekinsiu jėgą, kokia yra išlikus pritupimuose, legprese, RDL'as. Nes kojas sunkiai treniravau, tai gal rugsėjo mėnesį. O dabar tik mobilumo pratimai ir krepšinis, viskas. Tai va, pasisekė man su kojam, galiu mėgautis treniruoti viršų. O, mano koja. Gerai, ne visai? Va, op. Na va, jeigu viršaus raumenis išlaikysiu, kojas dar pariškės, čiučiut apmažės nukritus svoriui, nes kai esu ryškinės, tai mačiau, kad man apkrenta labai riebaliukas. Bet kai esi ryškus, vizualiai atrodo didesnis. Tai va, gerai iš tas kalbėti. See you next time.